Tai architektūrą daugelis suvokia kaip lokalų reiškinį. Glaudžiai susijusi su vieta, su sklypu, su aplinka. Tačiau mūsų studija jau daug metų kūrė pastatus ir architektūrą visame pasaulyje ir mes supratome vieną dalyką. Kad kokybiška architektūra, kad ir kur ją patalpintum, jinai turi tam tikrus bendrus principus. Tai šio pranešimo metu aš norėčiau jums pristatyti mūsų studijos architektūrinę kelionę. Tai pasakot, kaip viskas prasidėjo, kaip keitėsi tas požiūris keliaujant po pasaulį ir ką mes galų gale supratom. Tai iš pradžių trumpai apie studiją, tai keletą faktų. Aiškiai, dirbom jau 15 metų, įkurta buvo Vilniuje, tai virš 100 projektų realizuota. Virš 30 šalių esame projektavę, dirbę tiek su privačiais klientais, tiek su vystytojais, tarp kurių yra ir pasaulinio lygio įmonių. Tai va, čia matot mūsų projektų geografiją, tai kaip matot gan plačiai, jinai pasklydusi po 5 kontinentus, tai daugiausiai objektų yra Europoje, taip pat artimuose rytuose. Čia matot mūsų projektus pagal tipologiją, kaip pasiskirstę, tai taip pat matot, kad gyvenamosios paskirties yra didžiausias procentas, iš jų privatus namai, taip pat ir kiti gyvenamieji, kaip daugiabučiai, taip pat ir kvartalinė gyvenamoji statyba. Kitų paskirčių esam padarę, bet skaičiai tokie, mažiau reikšmingi, tai va. Kaip viskas prasidėjo? Tai po mano studijų čia Vilniuje aš porą metų turėjau galimybės pasipraktikuoti, padirbti keletą architektūrinių studijų ir firmų. Ir ką aš daugiausiai mačiau įvairių metodų, kaip architektai tvarkosi savo veiklą, tačiau daugiausiai ką sutikau, kad architektai reiškia, jie projektuoja viską, visas tipologijas daro. Ir gyvenamuosius, ir visuomeninius, ir tai, kas ateina. Ir didelius, ir mažus objektus, ir taip pat interjerus, ir eksterjerus. Ir gan dažnai taip pat daro ir visus stilius. Tai tiek modernų stilių, tiek ir klasikinį stilių, o klientai, reiškia, dažnai ateina per pažintis, per rekomendacijas, per draugus ir taip auga tas klientų ratas ir ko reiškia pasiekoje, tai projektų geografija būna gan lokali. Tai vat, mūsų studija jau nuo pradžių turėjo šiek tiek kitokią viziją. Tai kas buvo svarbiausia? Svarbiausia buvo išlaikyti tą stiliaus vientisumą, kad jisai būtų vientisas per visus projektus. Taip pat architektūros aiškumą ir tam tikrą filosofiją. Tai va, taip pat tipologijų skaičių neplėsti, o kaip tik atvirkščiai, kaip tik mažinti ir kuo toliau, tuo įsiaurinti ir apsiriboti labai siaurą tipologiją. Tai va, o didžiausias tikslas būtų, kad klientai ateitų pas mus ne per draugų ratą, pažįstamų ratą, bet ateitų tie, kuriem reiškia rezonuoja tas mūsų stilius ir ta, reiškia, architektūrinė kalba ir filosofija. Tai va, kelionės pradžia Lietuvoje yra, tai čia matot mūsų pirmas realizacijas Lietuvoje, tai yra privatus namai Vilniuje, Kaune. Tai šitie projektai jau turbūt apie 10 metų reiktų juos taip skaičiuoti, kada jie buvo daryti.
Tai, kaip minėjau, tikslas buvo iš pat pradžių, kad išlaikyti tą stiliaus vientisumą, tai čia matot kelis projektus mūsų, tai ar tą pavyko padaryti, tai galit įvertinti. Tai va, ką sunkiausia buvo iš tikrųjų pradžiai padaryti, tai išmokti pasakyti ne, tiek klientam, tiek ir projektam, kurie reiškia, neina kartu su reiškia, mūsų vizija. Toliau sekė kelionė mūsų į Skandinaviją, tai kažkaip tokio tikslo kaip ir nebuvo, kad kažkur po pasaulį blaškytis, ten keliauti, bet taip natūraliai kažkaip pastebėjo tos mūsų projektus ir mes pradėjom gauti daug užsakymų iš Skandinavijos. Tai ten, reiškia, mes nemažai jų esam ir realizavę. Tai čia matot kelis objektus, čia vienas yra Norvegijoje, kitas Švedijoje. Tai va, toliau kelionė tęsiasi po Europą. Tai Europoje iš tikrųjų labai daug šalių esam aplankę. Nebuvo, kad vienoje šalyje daug projektų darytume, tai po vieną, po kelis, po 3 projektus daugiausiai. Tai Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija, Austrija ir kitos šalis. Čia matot vieną realizaciją, čia yra Austrijoje, gyvenamas namas Alpėse. Skulptūriškos formos kompozicija su tokiu nuostabiu vaizdu į Kalnų ežerą. Tai va, plečiantis geografijai, taip pat plėtėsi ir mastelis, tai 100 kvadratų virto 1000. Tai čia matot, kita realizacija yra. Čia vaizdeliai dar į statybų, bet jau ir tokioj stadijoje manau, kad architektūrinė idėja kiek atsiskleidžia. Tai va, tai tikslas buvo vienas, reiškia, einant ir prie kito mastelio, kad tas stilius būtų išlaikytas. Tai va. Tai rezumuojant kelionę po Europą, po tą visą regioną, ką aš galėčiau pasakyti, ar mes pamatėm didelius skirtumus tarp, reiškia, kaip kokybišką būstą įsivaizduoja skirtingų šalių žmonės. Tai iš tikrųjų to skirtumo didelio nepamatėm. Jisai yra toks mažas, kad jisai labai mažai reikšmingas ir Europai būstą, reiškia, įsivaizduoja visi labai panašiai. Yra tokie maži skirtumai, tarkim, jeigu Švedijoje žmogus norėtų, tarkim, sauną name turėti, tai Ispanijoje galbūt mažiau svajoja apie tai. Tai iš principo tas pats dizainas galėtų keliauti iš vienos šalies į kitą. Tai kita stotelė būtų artimieji rytai, Arabų šalis, tai Egiptas, Omanas, Emiratai, Saudo Arabija teko šitose šalyse padirbėti. Tai jeigu Europoje tų skirtumų mes tokių didelių nepastebėjom, čia jau jie yra kardinalų skirtumai. Kaip tą būstą suvokia, jie yra gan reikšmingi ir jie jau įtakoja tą architektūrinę išraišką. Čia matot vienas projektas Dubajui, privatus namas, šiuo metu realizuojamas, tai vertina, reiškia, tie klientai erdvumą. Jeigu Europoje 200 kvadratų namas dar skaitosi kaip ir vidutinės klasės, tai ten 400-600 dar nebūtinai jis bus prabangos segmento.
Čia yra kita realizacija Omane, tai įdomesnių formų kompozicija. Kad dar galėčiau paminėti, kad jie mėgsta gyventi didelėse šeimose. Tai jeigu žmogus gali pastatyti didesnį namą, jis pasikvies, reiškia, ir savo artimiausius, reiškia, giminaičius, tėvus, ten žmonos sesė, jeigu neturi šeimos, tai kuo daugiau jie reiškia, mėgsta burtis. Tai taip pat, kaip šituo atveju buvo, reiškia, žmogus statė namą, bet dalį jo skyrė kaip ir savo sūnui, kuris užaugęs ten savo šeimą atsives ir gyvens jie kartu visi. Tai tos šalis iš tikrųjų modernėja, tačiau dar vis tiek tas ryškus jų kultūrinis skirtumas, tai vyro ir moters santykis, tarkim, buvo keletą projektų, kur tiesiog vyram ir moterim planuojamos atskiros svetainės, tai du atskiri kambariai, kad jie ten kartu nebūtų, reiškia, taip, matyti taip reikia. Čia kitas namas, čia Dubajų yra, tai čia jau yra prabangos segmentas, šitas namas yra virš poros tūkstančių kvadratų, tai reiškia, net ir garažas yra 15 mašinų suprojektuotas. Kas jiems svarbu, visiems be išimties klientam iš to regiono svarbu yra įėjimas, kad jis būtų labai išraiškingas architektūriškai išreikštas, ne vien tik vaizdas, bet ir jausmas būtų didingas, kai tu ateini, tai tas yra svarbu. Čia matot šito namo išplanavimas, tai kaip minėjau, jie mėgsta gyventi erdvėj, tai tarkim 100 kvadratų miegamasis su drabužinė, tai tikrai nėra riba. Taip pat visi namai be išimties turi aptarnaujantį personalą. Tai tokie, reiškia, samdiniai, kurie pastoviai gyvena su šeima ir jiem yra numatytos tam skirtos jų gyvenimo patalpos ir jie ten, reiškia, kartu gyvena ir taip pat ir dirba, tvarko namus ir daro buities darbus. Tai net ir vidutinės pajamas gaunanti šeima gali sau leisti turėti, reiškia, 1 ar 2 tokius samdinius, o jau didesnis, reiškia, jau turtingesni, tai kaip šitas namas, tarkim, buvo 6 tie, reiškia, numatytos 6 patalpos tiem samdiniams. Tai ten jau kaip gaunasi kaip brigada, tai vieni, reiškia, sodininkai, kiti maistą ruošia, treti kambarius tvarko ir taip toliau. Kas dar įdomu, ką galėčiau paminėti, kad visi namai be išimties turi 2 virtuvės. Tai viena virtuvė yra darbinė virtuvė, kita virtuvė yra tokia socialinė virtuvė, kad, reiškia, ta darbinė virtuvė visada uždara, reiškia, su keliom durim būna, kad tiek kvapai neitų, o ta socialinė virtuvė, tai ten, kur šeima kažką lengvai pasigamina ir bendrauja ten ir leidžia laiką. Tai va, taip pat dar kas jiem yra labai svarbu. Labai svarbu yra svečių zonos. Tai, didesni namai turi specialius svečių kambarius, kurių vienintelė paskirtis yra svečių priėmimas. Tai tokių kambarių teko projektuoti ir po 100 ir keli šimtus kvadratų. Tai kuo didesnis tas kambarys, tuo reiškia tavo statusas yra didesnis, tuo tu gali daugiau svečių priimti. Ir tai va, jeigu reiškia, name nepavyksta to svečio kambario padaryti, nes vis tik didelis plotas, tai paprastai jie daro lauke prie baseino tas erdves, tai kaip šitam atveju buvo padaryta. Čia galit daugiau vaizdų pamatyti.
Jo, šitas namas šiaip nėra prabangos segmentas, čia vidutinės, bet architektūra jo išraiškinga. Tai va, taip pat teko padirbėti ir prie didesnių projektų, dirbom su labai solidžiais vystytojais. Tai čia matot, yra projektas Egipto šiauriai ant Viduržemio jūros kranto, kurortiniam miestelį Marasi. Čia matot porą vaizdų iš statybų, tai vieta tikrai tokia, turbūt galėtų pasvajot ne vienas vystytojas ten išvystyt. Tai čia matot pilotinis projektas realizuotas ir čia jau galutinė realizacija. Tai šitas projektas buvo mums kaip ir labai sėkmingas, tai atvėrė daug kitų durų, daug kitų galimybių, sekė po to kiti projektai ir mega projektai. Tai čia vienas iš jų, matot, daugiaaukštis Dubajui šiuo metu realizuojamas. Čia kitas projektas, čia Egipte, naujasis Kairas, tai jie stato naują miestą nuo nulio, tai teko padirbėti ir ten, nes tie mastai, reiškia, statybų ten yra, nejuokingi iš tikrųjų. Tai reziumuojant artimuosius rytus, ką aš galėčiau pasakyti, tai kas jiem yra svarbu, tai, sakyčiau, tas statusas yra jiems svarbiau galbūt negu Europoje, tai šitoj vietoje architektam yra tikrai galimybių pasireikšti ir tai gali, įdomią architektūrą atnešti. Taip pat, ką galėčiau pasakyti, kad darbo kultūra, lyginant su Europą, ten jau visa galva yra aukštesnė, tai jie ir greičiau viską daro, ir tiksliau, ir tie mastai yra visiškai kiti. Tai toliau kitas regionas. Tai reiškia, iš to arabų karščio keliamės mes į šiek tiek kitokį regioną, tai yra Centrinė Amerika, Karibų regionas, Karibų jūros regionas. Tai čia teko keletą projektų padaryti šiuo metu, dar vienas yra vykdomas. Tai, ką galėčiau pasakyti, čia tikrai yra atmosfera tokia ir aplinka visai kitokia negu buvo pas arabus. Tai čia viskas vyksta atostogų režimu, tai nieks niekur neskuba. Tai palyginimu, jeigu pas arabus projektas skaičiuojamas yra savaitėmis, Europoje mėnesį atlikimas projektų, tai čia jau metais turbūt jisai skaičiuojamas, tai tiek ir tęsiasi. Čia viena realizacija ant jūros kranto yra. Jeigu galėčiau vienu žodžiu nupasakoti tą architektūrą būdinga tam regionui, tai sakyčiau, kad tai yra atvirumas. Tai kai turim tokius vaizdus, tai privatumas jau tampa tokia kaip ir antraeilių dalykų, tai mes norim viską atsiverti ir matyti kuo daugiau. Čia daugiau vaizdų šito projekto, tai kas dar įdomu, turbūt pastebėjot, kad čia nėra turėklų ant šito namą, ant terasų. O kodėl jų nėra, tai nes klientas norėjo tobulo švarumo. Tai vat, rezimuojant mano pasisakymą, tai ką norėčiau pasakyti, kad jeigu norim susikalbėti pasaulyje su žmonėm, tai mums nėra būtina mokėti visų kalbų. Nereikia mokėti prancūziškai, kad su prancūzais susikalbėtume, ar japoniškai, kad su japonais. Mums užtenka mokėti stiliaus kalbą, architektūros kalbą, jeigu jinai yra
aiškiai suprantama, tai yra universali kalba ir mus visur išgirs ir supras. Tai dėkoju.